Sveiki, mano vardas Rolandas Mikalauskas ir aš noriu pasidalinti su jumis analizę per artėjančius rinkimus Jungtinėse valstijose. Matote Jungtinių valstijų žemėlapį ir matote lentelę. Lentelėje matome duomenis praėjusių rinkimų prognozių ir įvykusių faktų. Dabar apie pačią lentelę, kaip ji sudaryta. Štai valstijos, metai, kokiais buvo rinkimai, prognozės, tai yra apklausos, ar vienam kandidatui, ar kitam, įvykęs faktas, tai yra kokiu rezultatu buvo laimėta ar pralaimėta, skirtumas tarp prognozių šitame stulpelėje ir įvykusio fakto, vidurkis, tikėtina, tai yra vidurkis tarp tų rezultatų prognozių ir įvykusio faktų. Na, čia jau mano atskiras, rezultatas, paaiškinsiu vėliau. Grįžtame atgal prie žemėlapio, paaiškinsiu, kas yra žemėlapyje. Mėlyna spalva, tikriausiai visi žinote, kad tai yra demokratų istoriškai spalva, raudona yra respublikonų spalva. Šviesesnės spalvos reiškia, kad tai yra didelė tikimybė, kad reiškia bus balsuojama už vieną ar kitą kandidatą. Tamsios spalvos reiškia, jau ten praktiškai yra rinkikai apsisprendę. Rinkimus laimi tas, kas viršė 270. Dabar matome pilką spalvą. Pilka spalva tai tos valstijose, kurioje ir vyksta visa kova dėl rinkikų. Matome 7 valstijas. Yra Viskonsinas, Mičiganas, Pensilvanija, Šiaurės Karolina, Džordžija, Arizona ir Nevada. Tai grįžtame dabar vėl prie lentelės ir žiūrime, ką mes matome šioje lentelėje. Paimkime dabar 16 metus. Viskonsinas. Trumpui buvo prognozuojama, kad jis pralaimi 5%, jis laimėjo 0,77%, skirtumas yra 5,7%. 20 metais Trumpui prognozės buvo -7%, jis ir pralaimėjo 0,63%, skirtumas tarp prognozių ir rezultatų yra 6,37%. Na, išvedam vidurkį iš to skaičiaus, maždaug imam 6%. Čia nėra tikslo, bet pasimkim tokį kaip galimybę. Dabar šie rinkimai, 24 metai, Trumpui yra -2, reiškia, Kamala Harris turi pliusą 2%. Taip, čia buvo daryta rugsėjo mėnesį, buvo 2% ir tendencija yra kritimų Kamalai Harris, tai yra Trumpo kilimui 1,6. Ir va šituo principu yra padarytos visos valstijos. Viskonsinas, Mičiganas, Pensilvanija, Džordžija, Šiaurės Karolina, Arizona ir Nevada. Dabar įsidėmėkite tos skaičius ar pasižymėkite savo, pabandykime, tiksliau nepabandykime, užpildykime žemėlapį būtent pagal šitos rezultatus. Grįžtame prie žemėlapio. Taigi, Viskonsinas šiai dienai, jeigu būtų rinkimai, tai yra būtų Kamalos Harris, pildom šviesiai mėlyną spalvą. Mičiganas taip pat yra Kamala Harris, yra 1,5%. Pensilvanija 0,6, tačiau tai yra vis tik tai Kamala Harris. Šiaurės Karolina, Džordžija 1,3% yra jau dabar Trumpo šiai dienai. Šiaurės Karolina yra taip pat Trumpo 0,8%. Arizona yra irgi Trumpo 1,4%. Ir Nevada yra Kamala Harris 0,9%. Ką mes matome? Pagal šios dienos rezultatus demokratai rinkimus laimi. Yra prezidentė kaip ir būtų Kamala Harris, čia remintis apklausomis. Dabar kaip iš tikrųjų yra, pasižiūrėkim į lentelę, bet prieš tai gal dar čia noriu tokią vieną pastabą parodyti. Visa kova dabar vyksta praktiškai tarp šitų 3 valstijų. Dabar žiūrėkit, paimkim mažiausiai rinkikų, tai yra Viskonsinas 10 rinkikų balsų, Mičiganas 15, Pensilvanija yra 19. Jeigu, tarkime, Viskonsine apsiverčia į Trumpo naudą, viskas, Trumpas laimi. Dabar kiek yra realu Trumpui laimėti?
grįžtame atgal prie lentelės ir dabar žiūrėkite. Jeigu jau galbūt jūs jau tai pastebėjote. Šiai dienai, reiškia, yra Kamala Harris pirmauja 1,6% arba -1,6 Trumpo nenaudai. Pritaikius prognozių skirtumą ir realius rinkimų duomenis yra 6%. Jeigu prie šito skaičiaus pridėtų tuos 6, mes turime, kad Trumpas laimi 4,4%. Ir jeigu analogiškai mes pritaikysim visom valstijom, mes visur turim, kad Trumpas laimi. Na, galbūt, jeigu matote, Nevada eina į minusą, galbūt čia yra tikimybė, kad gali Kamala Harris laimėti, nes labai nedidelis skirtumas ir tendencija yra Trumpo praradimams. Tai jeigu grįžtam prie žemėlapio vėl, Nevada kaip ir atidavėm, jinai ir yra Kamala Harris. Ir jeigu dabar šitos apsiverčia, kaip sakėm, į Trumpo naudą, tai Trumpas laimi su labai dideliu skirtumu - 306 prieš 232 balsus. Taip kad labai didelė tikimybė, kad Trumpas gali gauti Baltuosius rūmus. Ačiū Jums uždėmesį, būkite atsargus keliuose ir paskambinkite tėveliams. Ate.